Sveiki mano brangieji, tai kągi šiandieną turėsime rugsėjo prognozę. Džiugios naujienos tokios, kad rugsėjo mėnesį pasibaigus vasarai pasibaigė ir retro Merkurijus. Tai reiškia, jau galite pradėti imtis naujų darbų, veiklų, projektų, viskas turi eiti sklandžiai, sėkmingai ir žymiai lengviau, negu visa tai būtų vykę rugpjūčio mėnesį. Nežinau, ar jūs pajutote, bet daugelis tikrai turėjo apsišarvuoti didžiulę kantrybę per retro Merkurijų. Tikrai žmonėms nesisekė viskas taip sklandžiai, kaip jie norėjo, bet dabar viskas bus geriau. Tačiau rugsėjo 18 dieną turėsime mėnulio užtemimą, kurio poveikis 1000 kartų stipresnis nei pilnaties. Taigi nuo 18 dienos prasidės užtemimų koridorius. Ką tai reiškia? Ta diena bus mėnulio užtemimas, o spalio 2 turėsime saulės užtemimą. Ir per šį laikotarpį nuo 18 iki spalio 2 dienos vėlgi negeras laikas imtis naujų užduočių. Tad jei norite pirkti kažką stambaus, atsidaryti savo verslą, kraustytis, tai reiktų atlikti iki 18 dienos arba jau tada perkelti visus planus po spalio 2 dienos. Bet kiekvienas laikotarpis mums yra kažkuom naudingas, taip, tiek retro Merkurijus, tiek užtemimų koridorius. Retro Merkurijus mums leido atsikvėpti, šiek tiek sustoti, kadangi kitu atveju greičiausiai mes nesustotume ir stengtumėmės lėkti pirmyn ir pirmyn, į priekį ir į priekį. Tai mes turėjome galimybę atsipūsti, apmastyti kas vyksta mūsų gyvenimuose, taip, patobulinti esamus projektus, skirti laiko praeičiai, tai yra susimatyti su žmonėmis, kurių ilgą laiką nematėme, grįžti į savo praeities, vaikystės, jaunystės vietas, patobulinti esamų verslų strategiją. Ir todėl dabar mes galime grįžti rugsėjo mėnesį po vasaros, pailsėję su naujom idėjom, su naujom įžvalgom. Tai nereikia bijoti tų periodų, taip tiesiog juos reikia sėkmingai išnaudoti, nes kiekvienas periodas kažkam tais yra labai naudingas. Kalbant apie užtemimų koridorių, tai stiprus poveikis gali pasijausti būtent rugsėjo 16-18 dienomis. Bus visi sujautrėję, tai įsiminkite tas datas ir pasistengkite jau su nieko nekonfliktuoti, neįsižeisti, per jautriai nereaguoti, taip ir valdyti savo emocijas, kad išvengti nereikalingų nesusipratimų. Tai užtemimų koridorius tikrai jums nesiūlys sugrįžti į praeitį ir pabūti ten tam tikrą laiką, taip. Užtemimų koridorius yra susijęs su kulminacijom. Tai reiškia puikus laikas per tą koridorių pabaigti darbus kažkokius, padėti paskutinį tašką, galutinai išsispręsti visus reikalus, ar tai liečia meilę, ar tai liečia darbą, ar tai liečia hobius, asmeninius reikalus, sveikatą, visiškai nesvarbu ką. Bet yra puikus laikas padėti tašką ir aišku, taipogi vėl yra naudinga apsivalyti, atsisakyti nenaudingų dalykų, nenaudingų daiktų, nenaudingų žmonių jūsų gyvenime, apsivalyti būstą, tai pasižiūrėti, kokių nereikalingų daiktų jūs turite. Žodžiu, paruošti namus naujai energijai, kuri mūsų laukia po spalio 2 dienos. Tai išnaudokite tą laiką sėkmingai, jeigu neturite jokių dalykų, kur padėti taškų ant i, tai bent jau apsivalykite namus nuo nereikalingų daiktų, kurie neleidžia tekėti naujai energijai, taip. Kadangi manoma, jog tie daiktai, kurių mes ilgą laiką nenaudojam, jie tiesiog ima iš mūsų energiją, taip, ir neleidžia atkeliauti naujai energijai į mūsų gyvenamą vietą. Tai išsivalykite tą nereikalingą energetiką ir paruoškite vietos naujai.
Na ir jau tuomet nuo spalio 3 dienos galėsime atsipūsti po praėjusio tiek retro Merkurijaus, tiek užtemimų koridoriaus ir galėsime toliau judėti pirmyn. Ir kaip visada noriu priminti, kad mano prognozes reikia žiūrėti tiek pagal Saulės ženklą, tiek pagal ascendentą, tiek pagal Mėnulio poziciją. Kaip visas jas 3 apsiskaičiuoti ir susižinoti, rasite aprašyme po šituo vaizdo įrašu. Taipogi nepamirškite pasidalinti su artimaisiais, su draugais, pažįstamais, kuriems būtų naudinga išgirsti šitą informaciją. Lauksiu iš jūsų grįžtamojo ryšio komentaruose. Taip pat būsiu labai dėkinga, jeigu paspausite patinka mygtuką. Ir nepamirškite paspausti subscribe mygtuko, kad nepraleistumėte informacijos apie visus naujus vaizdo įrašus šiame kanale. Tai kągi, tiek norėjau pasakyti pradžioje ir galime pradėti. Šauliai, pažiūrėkime, kas jūsų laukia rugsėjo 1 savaitę. Pagrindinis įvykis šaulių rugsėjo 1 savaitei. Pagrindinis įvykis šaulių rugsėjo 2 savaitei. Pagrindinis įvykis šaulių rugsėjo 3 savaitei. Pagrindinis įvykis šaulių rugsėjo 4 savaitei. Ką visata nori perduoti šauliams apie jų rugsėjo mėnesį? Ką visata nori pasakyti šauliams apie jų rugsėjo mėnesį? Na kągi, šauliai, pažiūrėkime, kas jūsų laukia 1 rugsėjo savaitę. Ir 1 savaitė pas mus prasideda su kardų 7, kuris sako, kad jeigu jums kažkokie tais reikalai nesiklosto sėkmingai, pamastykite už savo komforto zonos ribų, pradėkite mąstyti kitaip, įdomiau, neįprastai ir jūs surasite sprendimą. Ir tą sprendimą surasti jums gali padėti štai ši dama. Kardų dama tai yra arba oro ženklo moteris. Taip, dabar sufokusavo lygtais jums vaizdą, dabar turėtų gerai matytis. Gerai, tai oro ženklo, tai dvyniai, vandenis arba svarstyklės. Jeigu ne oro ženklo, tai gali būti, kad jūs 1 savaitę, jeigu esate moteris, prisimsite tokį vaidmenį, kad bandysite išanalizuoti giliai savo tą situaciją ir pažiūrėti ją kūrybingai, kad jinai įsispręstų. Jeigu esate vyrukas, šalia savęs turėsite tokią moterį, kuri būtent ir prisims tokį vaidmenį, analizavimo vaidmenį, matote, moteris kažką ten stebi, žiūri. Ir tokiu būdu jūs prieisite prie puikios idėjos, nes mes čia matome monetų tūzą, tai reiškia, jums ateis į galvą mintis kartu su ta moterimi, o jeigu jūs esate ta moteris, tai jūsų dėka jūs sugalvosite kažkokią tai idėją ar rasite kažkokią idėją internete kažkur tais ir pradėsite kažkaip tais
sodinti tą augalėlį monetų tūzas sėkmingų finansinių pradžių kortą, taipogi sėkmingų studijų kortą, sėkmingų pradžių susijusių su sveikata, kadangi tai yra mūsų pagrindinės tos kertinės gyvenimo vertybės, kas mums yra svarbu, taip, sveikata, pinigai, laikas, studijos, žinios. Tai vat būtent kažkas susijęs su tais reikalais prasidės pirmąją savaitę. Ir mes čia matome tuomet pas jūs monetų trejetą, o monetų trejetas tai yra grupinis darbas, kurį daro keletas žmonių, tai reiškia, prie to jūsų projekto gali sėdėti ne vienas žmogus, o minimum 3, taip, ar jūsų šeimos nariai, ar čia kažkoksai tai grupinis darbas, grupinė idėja, grupinis projektas. Arba taipogi tai gali būti pameistrystė, kai žmogus kažką tais daro rankomis. Jeigu mokosi kažko tais naujo, tai jisai mokosi ne per vadovėlius, o būtent per fizinį darbą. Taip, tai kažką jūs galite pradėti mokytis, būtent fiziškai darant, praktiškai atliekant tuos dalykus pirmąją rugsėjo savaitę. Ir galbūt šita moteris tai pilnai gali būti mokytoja, dėstytoja, kuri kalba, ypatingai čia visi tie dėstytojai, lektoriai, kurie moka dėstyti mintis aiškiai, suprantamai, taip. Tai galbūt su tos moters pagalba jūs pradėsite kitaip žiūrėti į tą prieš tai nesikloščiusią situaciją ir pradėsite imtis naujos veiklos ir mokytis. Taip, tai arba kažkoksai tai grupinis projektas, arba tai būsite jūs vienas viena, bet jūs kažką darysite rankomis. Taip, na ir būtent tai susijęs su tom idėjom ir kūrybingumu, kad pamastykite kažkaip už savo komforto zonos ribų ir jūs tikrai rasite galimybę, kaip pakeisti tą situaciją į gerąją pusę. Tai tokia jūsų motyvuota, pozityvi pirmoji savaitė. Toliau antroji savaitė pas jūs, jau jeigu čia mes turėjome tokias kaip ir idėjas pradžias, taip, tai jau antrąją savaitę mes pilnai turime veiksmus ir vėlgi fizinius veiksmus, jūs aišku kaip ugnies ženklas, jūs mėgstate viską patirti, sužinoti, išmokti, atliekant tai fiziškai, taip, jum yra sunku susikaupti, nusėdėti vienoje vietoje dažniausiai ir kažką tais pasimokyti, taip, bet tai dėl to ir rodo, kad čia viskas fiziškai atliekama ir pas jūs, jeigu čia iškrito monetų tūzas, sėkmingos kažkokios finansinės, mokslų pradžios, tai čia jums iškrito lazdų tūzas. Pas jūs ateina toks užsidegimas, tokia vidinė motyvacija kažką daryti, arba jūs tikrai fizinį kažkokį dalyką pradėsit, arba tiesiog jūs emociškai taip jausitės, kad jūs užsidegėt tą idėją tuo projektu. Arba gali būti visos pradžios susijusios su fiziniais dalykais, taip, kraustotės į kitą vietą. Pradedate mokytis vairavimo, praktiniai užsiėmimai, taip, pradedate mokytis gaminti, pradedate eiti į sporto klubą, viskas, kas susijęs su tais fiziniais dalykais, taip. Ir prie to paties mes čia turime labai gražias kortas, monetų 7 ir lazdų 8. Iš 7 į 8, tai yra jau puiku, reiškia, jūsų rezultatas auga, gerėja, didėja, taip, jūs einate pirmin link savo tikslo ir monetų 7 yra tokia korta, kur atrodo, lyg viskas gerai, turiu aš tų pajamų, bet man norisi kažko daugiau. Ir toks jausmas, kad tas noras iš gyvenimo paimti kažką daugiau, jūs ir atves prie to, tūzo, lazdų tūzo ir rezultatas pas jūs pradėjus tą dalyką, tą veiklą, ateina būtent lazdų 8. Lazdų 8 yra labai puikia korta, tai rodo, kad arba reikalai labai greitai įsibėgės, įgaus teigiamą, sėkmingą pagreitį, arba jūs pritrauksite labai daug žmonių į tą savo susibūrimą veiklą. Čia gali būti net, pavyzdžiui, kokia nors labdaringa veikla, labdaringas kažkoks projektas, taip, galbūt kažkam norėsite padėti, o galbūt kažkur keliauti. Tai jeigu keliauti, tai greičiausiai su didelė grupė žmonių arba jūs juos kažkaip pritrauksite, nes čia yra
kad atkeliauja pas jūs didžiulė paklausa. Na, jeigu jūs kažkokį tai fizinį verslą pradedat, susijusi su savo tą pameistrystę, taip, tą, ką jūs mokėtės pirmąją savaitę, ateina didžiulė paklausa, jūs esate pastebėti, žmonės klausia, kaip įsigyti tas prekes paslaugas, arba jūs esate pastebėti, jeigu jūs darote kažkokį tai verslą internetiniai sferoje, taip, žmonės pradeda jūs žiūrėti, pastebėti. Arba gali būti ir kelionės, galbūt tas jūsų projektas susijęs su kelionėmis, jums čia kažko tai trūksta ir jūs nusprendžiate kažką daryti susijusio su kelionėmis arba tiesiog pakeliauti, tai irgi gali būti, nes tiek šita korta rodo keliones, o šita korta ypatingai rodo ir keliones orų, taip, kadangi tos lazdos skrenda. Arba tiesiog labai svarbi žinia labai greitai pas jūs ateis. Na tai žodžiu, esmė, kad rezultatas labai puikus, tai būtinai tą antrąją savaitę išnaudokite tom fiziniam kažkokiom pradžiom, kur jūs jaučiate, kad jūs esate užsidegę, kažkas jūs motyvuoja, taip, kažkokias sritis jūs domina ir turite kažkokią idėją, kaip tai atlikti, tai jūs būtinai pasistengkite antrąją savaitę imtis to pirmojo žingsnio ir jūs tikrai pamatysite labai sėkmingą rezultatą, kadangi antrąją savaitę mes dar neturėsime užtemimų koridoriaus, taip, tai dar puikus metas išnaudoti tą visas perspektyvas. Ir trečioji savaitė pas mus taip pat puikiai, toks jausmas, kad vis dar džiaugsitės tuo rezultatu, kurį jūs gavote antrąją savaitę. Mes čia pradedame trečiąją savaitę su taurių 10, tai yra puikiai korta šeimos reikalams, susibūrimams, taip, džiaugsmas, malonus laikas kartu. Jeigu ne su šeima, tai vis tiek jūs būsite tokie kupini laimės, džiaugsmo, jūsų emocinė taurė pripildyta iki pačio viršaus ir bus kažkokia tai priežastis tam, taip. Tai tikrai labai graži korta susijusi su labai pozityviais jausmais. Ir tuomet mes čia dar turime monetų ketvertą, kas rodo arba santaupas, būtent viskas, kas susijęs su finansiniais dalykais, taip, arba santaupas, ar jūs jas panaudosite kažkaip tais ir pas jūs bus toks džiaugsmas, ar jūs kaip tik džiaugsite, kad jums pavyko prisitaupyti. Čia taip pat yra tokia ir stabilumo korta, pauzės korta, kad gavau jau kažkokį tai dalinį rezultatą ir galiu aš juo pasidžiaugti, atsipūsti, taip. Tai galbūt tas jau rezultatas pirmasis ateis būtent po tos antrosios savaitės veiklų. Ir tuomet mes čia turime dar vieną taurių kortą, čia taurės, čia tokios jausmingos kortos, taip. Tai šita taurių korta yra taurių karalius. Tai reiškia, kad jeigu jūs esate moteris, tai šalia jūsų bus toks vyrukas, arba čia tiesiog rodo, kad tai bus susijęs su meilės reikalais, kadangi taurių karaliai susijęs su meilės reikalais, taip. Jeigu meilės reikalai jūs nedomina, yra jums neaktualūs, tai tuomet gali būti, kad šalia jūsų bus toks vyrukas vandens ženklo, žuvis, skorpionas, vėžys. Tai gali būti tiek jūsų tėtis, tiek jūsų senelis, tiek brolis, tiek kaimynas kažkoksai, tai su kuriuo bus šitas susitikimas ir tas finansinis stabilumas kažkaip tai susiję. Arba gali būti tokios psichologinės profesijos atstovas, kuris gilinasi į žmonių psichologiją, padeda jiem išspręsti jų problemas, taip, psichologai, ezoterikai visokiausi irgi krenta po šią kortą. Tai kažkokiu būdu šitas vyrukas dalyvaus jūsų šitose veiklose, o jeigu jūs esate vyras, tai šalia jūsų bus būtent galbūt to vandens ženklo draugas, kolega, brolis, kuris irgi bus su tuo susijęs, arba vėlgi tiesiog elementariai galbūt pasikreipsite į tokios psichologinės profesijos atstovą ir kažkaip jisai jums padės susidėlioti šitas gyvenimo sritis. Bet kokiu atveju, o galbūt jisai ir atneš kažkokią tai žinią susijusią su jūsų santaupom ir tai jūs pradžiugins, taip?
Na ir paskutinioji savaitė, tai pas jūs tokia labai drebinanti, sakyčiau. Būtent, kaip ir sakiau, tas koridorius, tos kulminacijos ir taškų dėjimai tikrai matomi pas jūs toj 4 savaitėje, kadangi jinai pas mus tokia, emociškai jautriausia iš viso mėnesio. Pas jūs iškrenta pirmoji korta kardų trejetas. Tuomet kardų tūzas, pas jūs jau 3 tūzas rugsėjo mėnesiui, o tūzai reiškia kažkokias tai naujas pradžias, tai tikrai, super, kažką tikrai svarbaus pradėsite tą mėnesį. Tuomet mes turime mirties kortą ir dar patikslinimui vieną ištraukiau įsimylėliai. Tai žodžiu, pradedam nuo pradžių. Kardų trejetas. Jeigu iš sveikatos pusės pasisaugokite širdies negalavimų, skausmų, ypatingai jeigu esate širdininkai, pasistengkite per daug nestresuoti, kad išvengtumėt širdies permušimų, spazmų, taip ir visokiausių kitų širdies negalavimų. Bet dažniausiai šita korta rodo arba meilės trikampius, tai jeigu jūs sužinosite, arba jau žinote, kad jūs esate meilės trikampyje, tai greičiausiai jūs nuspręsite tą paskutinėje savaitę padėti tam tašką. Jeigu jūsų tai neliečia, neturite jokių meilės trikampių, tai gali būti, kad su kažkuo turėsite, nemalonų galbūt kivirčą ir tas žmogus gali įžeisti, įskaudinti, kad tiesiog bus nemalonu ant širdelės, taip. Ir būtent tas kardų tūzas pas mus arba reiškia pradžias susijusias su kažkokiais tai raštiniais dalykais, sakytiniais, viskas, kas susijęs su komunikacija. Tai reiškia, kontraktai eina pagal šią kortą. Visos sutartys, kontraktai, žinios, SMS žinutės, elektroniniai laiškai, popierizmai, knygų rašymai, kalbėjimai, paskaitos, taip, supratot, mintį greičiausiai tikiuosi. Bet taipogi šitas tūzas yra toksai, kuris nukerta. Tai dažnu atveju, kai ateina aiškumas į tą situaciją, kai kažkas padeda tašką, kažkas pasako svarbią informaciją ir jūs jau žinote, kaip elgtis toliau. Tai galbūt jūs sužinosite kažką, kas pažeis jūsų širdelę, taip? Arba, jums skaudės širdį, bet jūs nuspręsite dėti tą tašką. Kadangi po to ateina pas mus mirties korta, kuri rodo transformacijas. Ir tai yra Skorpiono korta, Plutono planetos korta, o Plutonas mums dažniausiai atneša blogas situacijas, kad po jų mes išaugtume ir ateitume į puikų sėkmingą gyvenimo etapą. Tai kol mes nepraeisime to išbandymo, tol mes negalėsime paaugti ir pasiekti savo gražesnį gyvenimo etapą. Tai kažkokia tai transformacija, bet čia nesusijusi, dažniausiai tai yra tokia išorinė transformacija. Čia nesusijusi su vidiniam, kad ten pas jūs vertybės apsivers aukštyn kojom. Čia labiau, kad kažkas ateina į pabaigą ir greičiausiai jūs žinojote, kad tuoj visa tai ir pasibaigs. Galbūt buvo kažkokia 3 žmonių grupė ir tas jūsų bendravimas išyra tą paskutinėje savaitę, taip. Galbūt jūs 3 darėt verslą, bet jūs dedat tašką ir baigėt tą jūsų bendradarbiavimą. Galbūt tai meilės trikampis ir jūs dedat tašką ir tai aišku tokiu būdu transformuojasi jūsų santykiai, taip. Nes mirties korta yra transformacijos korta. Tai nereiškia mirties, tiesiog yra transformacija. Ir patikslinimų jums iškrito įsimylėliai. Įsimylėliai su kardų trejetu tikrai būna dažnai labai meilės trikampiai, bet kaip ir sakiau, jeigu jūs tokių situacijų neturit, tai ir meilės santykių, pavyzdžiui, neturite, kažkokia transformacija greičiausiai įvyks jūsų meilės santykiuose, tai nebūtinai yra skyrybos, tiesiog jie gali transformuotis į visai kitokius negu prieš tai buvę.
Taipogi įsimylėlių korta rodo tiesiog dviejų žmonių sąjungą. Tiek darbe, tiek universitete, tiek socialiniai veikloj kažkokioj, tiek draugų, tas ryšys, tiesiog dviejų žmonių. Tai gali būti irgi, kad kažkas ten transformuosis, jeigu turite kažkokius tokius svarbius santykius. Ir taipogi įsimylėlių korta yra pasirinkimo korta tarp dviejų galimų variantų. Tai gali būti, kad jūs paskutinėje savaitę, pasirinksite kažkurį tais variantą ir jūsų tas pasirinkimas duos tokį rezultatą, kad, jūsų gyvenimas ryškiai transformuosis toje srityje. Tiesiog puikiai atspindi mūsų užtemimo koridoriaus visą tą energetiką ir prasme, taip, vis šitos 4 jūsų kortos. Tai tikrai jūs pajausite tą veikimą, bet tai yra labai svarbus etapas, kurį jūs turite praeiti taip dėl geresnės, šviežios, pozityvios ateities. Ir patarimas jūsų mėnesiui, jums iškrito, kokia superinė korta, imperatoriaus korta. Tai imperatoriaus korta yra avino ženklo, kuris yra irgi ugnies stichijos, kaip ir jūs šauliai, panaši energetika. Imperatorius, kaip elgiasi imperatorius? Jisai turi didžiulę valdžią, bet jisai turi ir didžiulę atsakomybę. Su didžiulė valdžia ateina ir didžiulė atsakomybė. Tai reiškia, rugsėjo mėnesį jums būtina rasti galimybių, kur jūs galite prisimti didesnę atsakomybę ir ją prisimti. Nes be atsakomybės nedidėja finansai, negerėja socialinė padėtis, niekas neina į viršų. Taip, suraskit galimybę, kaip prisimti tą didžiulę atsakomybę. Taip pat imperatorius yra tas, kuris veda paskui save žmonės, kuris žino, ką pasakyti, turi daug protingų minčių, taip, tai nebijokite jas komunikuoti žmonėms, skleisti naudingą informaciją. Ir prie to paties, čia irgi labai graži mintis parašyta, kad jeigu nori būti savo paties gyvenimo kalviu, tai, tu turi prisimti didžiulę atsakomybę už savo gyvenimą, taip ir už savo sprendimus, neleisti gyvenimui tekėti, o imti vadžias į savo rankas, taip. Tai toks pas jūs rugsėjais, turite imti vadžias į savo rankas ir daryti ir prisimti atsakomybę. Ir pajusite tuomet, kaip jūsų gyvenimas pagerėja. Tai toksai jūsų rugsėjo mėnesis, šauliai, linkiu jums didžiausios sėkmės, nors matau, kad ir taip čia pas jūs tokios didžiulės sėkmės laukia, tai tik išnaudokite tą mėnesį ir tas galimybes, kurias jums likimas atneš. Tai didžiausios sėkmės, susitiksime jūsų kitose prognozėse, iki kitų kartų. Ate.